Ir mes tęsime dažniausiai vartojamų terminų susijusių su laikrodžiais apžvalga. 11. Tachometras. Papildoma funkcija laikrodžio bezelį, padedanti apskaičiuoti vidutinį judėjimo greitį tam tikrame kelio ruože ar net pagaminamos produkcijos kiekį. World Time arba pasaulio laikas. Laikrodyje galima stebėti laiką visose 24 laiko juostose vienu metu. 13. Oyster. Rolex laikrodžiuose naudojamas terminas, nurodantis, kad laikrodis turi apsaugą nuo drėgmės. Deployment buckle. Patogesnio ir saugesnio užsegimo laikrodžio apyrankės sagtis. Crazy Hours. Laikrodis, kurio ciferblate valandos išdėstytos ne eilės tvarka, kaip įprasta, ir valandų rodiklė chaotiškai juda į reikiamos valandos žymę. Ciklopas. Laikrodis, turintis padidinimo stikliuką ties datos langeliu, kad datos rodmuo geriau matytųsi. Patina. Laikrodžio ciferblato blizgesys arba atspalvis atsiradęs dėl amžiaus ir šviesos poveikio. Sharp. Laikrodis, kurio korpusas išsaugo originalią apdailą, Coke arba Pepsi. Tai ir Rolex modelių neoficialūs pavadinimai ir Diver arba GMT laikrodžių bezelių spalvų derinys. Juoda raudona bezelio kombinacija tai Coke, mėlyna raudona tai Pepsi. Ir 20. Full set. Laikrodis su dokumentais, kortele ir dėžute. Terminas dažniausiai vartojamas išstatant laikrodį pardavimui. Reiškia, kad parduodamas laikrodis turi visus lydinčius, klausančius aksesuarus ir dokumentus.